Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, čia Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidė Sparnuoti pokalbiai ir aš Justina Kuliešė. Šiandien pakalbėkime apie juodąjį gandrą, paukštį, kurį pamatyti tikrai gali laikyti didelę sėkmę. Jis panašaus dydžio kaip baltasis gandras, bet lengvai atpažįstamas iš juodos, violetiškai ir žaliai žvilgančios viršutinės kūno dalies, galvos ir kaklo bei balto pilvo. Snapas, plotas aplink akis ir kojos raudoni. Su šio paslaptingo paukščio gyvenimo mane supažindino ornitologas Saulis Skuja. Su juo susitikome miške, visai šalia juodojo gandro lizdo. Ta dieną aplankėme net kelis lizdus, tikėdamisi užšiopti šio slapuko buvimo ženklų. Saulis jau daugelį metų tyrinėja pelėdas, plėšriuosius paukščius ir žinoma juoduosius gandrus. Jis yra aktyvus Lietuvos ornitologų draugijos narys, prisideda prie Padėkime ereliams veiklos, dirba valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje ir dėsto Vilniaus universitete. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio, o jeigu šis epizodas jums patiks, paspauskite patinka ir prenumeruokite, kad nepraleistumėte kitų laidų. Kur keliaujam? Nesam Malionių telmologiniam draustiniui. Gal ne pačia draustinio tiksliai teritorija, bet šalia, ant ribos galbūt. Ir einam prie juodo gandro lizdo. Tik lizdų tikrinimo sezonas. Pats reiškia gandrai, jeigu jie sėkmingai perėjo, tai va jaunikliai yra tokie gan ūgtelėję jau. Jau įgauna saugusiam paukščiam būdinga, reiškia, spalvų apdarą, plunksnas jau tamsėja, pūkai išeina. Ir einam prie vieno tokio lizdo, kuris, kiek čia bus keli metai kaip rastas, dar prie šito lizdo nėra būta, tai vat neaišku, ar čia sėkmingas buvo perėjimas, ar iš viso buvo perėjimas. Tai buvo čia lizdą patys statėt, ar natūralus yra? Čia yra natūralus juodo gandro lizdas. Paukščiai sukrovė į drebuliai, pasirinkę šoninę šaką. Tai vienas iš tokių retesnių medžių. Šiaip paprastai būna ąžuolai dažniausiai. Gandras mėgsta labiausiai ąžuolus, stambius medžius, stambes šakas, bet jeigu ąžuolų trūksta, yra geros mitybinės teritorijos veisimus ir nėra ąžuolų, tai tada tinka ir kiti medžiai. Va, kiek prilyjo. Čia viskas buvo pernai sausa. Sausa. Čia keli metai buvo tos sausros. Dabar prilyta, balas, normalus miškas jau atrodo. Kas dar šitą miškę sutinkama iš retesnio? Retesnių paukščių, tai čia yra. Ta miške yra kelios juodųjų gandrų poros. Mažieji ereliai rėksniai peri pakraščiuose. Yra erelis žuvininkas. Pelkėj lizdą turi. Paskui žvirblinės pelėdos. Iš tokių retesnių paukščių. Aišku, genių įvairių yra. Meletų. Tai dabar čia buvo visokių vėjų susigaudyti, nueiti iki lizdo. Čia iš atminties, žinau, čia nenaudoju jokių prietaisų, jokių šitų GPS-ų. Čia toks nesudėtingas atėjimas būdavo vis laik. Baigiam ateiti, yra lizdas jau čia pat. Jis ten yra. Matosi pūkai. Ant lizdo kraštų, tai kažkas į tą pusę, kad iš pirmo žvilgsnio, kad perėjimas tikrai buvęs. O ar yra jaunikliai, pažiūrėsim.
mes iš tikrųjų prieš tai pasivažinėjom, pasivaikščiojom, pasižiūrėjom dar juodojo gandro lizdus patyrinėjom, o dabar iš tikrųjų sėdėm čia gamtoje ir norėčiau kelių dar klausimų apie gandrus pasiklausti, kad geriau suprasti juos. Tai kuo ypatingas tas juodasis gandras? Kuo jis skiriasi nuo baltojo? Tai juodasis gandras yra, kaip sakyt, artimiausias baltojo gandro brolis, bet visiškai yra priešingas jam, nes baltasis gandras tradiciškai gyvena prie žmogaus, kaip sakyt, kaimynas, o juodasis gandras kaip tik priešingai, jisai šalinasi žmogaus, jisai renkasi miškus, didesnius miškų masyvus ir tų miškų kažkokias gilesnės vietas ir, žodžiu, kad stengiasi žmogui į akis nepakliūti. Tai toks, du kaip ir būtų panašus paukščiai, bet tuo pačiu labai skirtingi yra baltasis ir juodasis gandrai. O kiek šiuo metu, mes ir prieš tai aptarėm truputėlį, kiek šiuo metu Lietuvoje jau yra? Kiek sutikti jų galima? Jeigu jūs patys pagalvosit, kiek jūs esat matę, sakykime, baltąjį gandrą ir kiek galbūt matot ar nematot juodojo gandro, tai jeigu baltų gandrų ten yra 1000 porų, tai juodojo gandro vertinimai skirtingais nuo 4 iki 700, labai didelis yra tas atotrūkis vertinimo, nes paukščiai yra vis tik tai rečiau sutinkami, rečiau stebimi, sunkiai jų lizdai randami būna ir dar banguoja ta jų populiacija, ta prasme, kad jinai galbūt mažėja, nes mažėja tų perėjimo vietų ir mažėja pačių paukščių. O dėl ko būtent mažėja jų? Mažėja, tai ir dėl miško kirtimų mažėja vienas dalykas, sakysim, ir netgi tas, kad kaip čia prastėja bent jau mums žinomų lizdaviečių būklė. Daugeliu atveju prastėja, nes ką matome miškuose, kad džiūsta eglės labai masiškai, tai daug tų lizdų yra kažkur apsupti eglynų, eglių ir tos eglėm išdžiūvus, sakysim, gandrų juodajam tos vietos jau nebe taip patinka ir jie tas vietas apleidžia, o tada rinktis kitų vietų ne taip paprasta, nes kitur galbūt jau iškirsta, nes tos lizdavietės, kadangi buvo saugomos žinomos kurios, o neretai atsitinka taip, kad nežinomi lizdai, nesaugomi lizdai ir būna iškertami, nes niekas ten nepasižiūri galbūt. Ir tada tam paukščiui sudėtingiau rasti kažkokias vietas ir ką dabar matom, kad kaip tik tas miško gilumos paukštis, juodasis gandras neretai renkasi lizdus susikrauti miško pakraščiuose kažkodėl, o todėl, kad ten dar reikia senų medžių, senų ąžuolų galbūt ir dabar jam svarbiau galbūt tas medis negu pats miško masyvas ištisinis, nes lizdą išlaikyti reikia didelio medžio, galingo, stipriom šakom. Ir kokia būtent jų mityba būtų, kuo jie minta dažniausiai? Dažniausiai minta, kaip sakyt, kaip ir gandrai daug varliagyvių pagauna, bet nemažai ir žuvies, sakykime, žuvų. Ar jiems svarbu telkinys šalimais ar ne? Tas telkinys galbūt iš dalies svarbu, aišku, gandrų ten tyrimais daryta, kad vis tiek lizdavietės yra susijęs su kažkokiais vandens telkiniais, jie renkasi netoliesiai lizdus krauti, bet gandras lygiai taip pat gali ir skristi nemažus atstumus iš tos lizdavietės į kažkokias tai pamėgtas maitinimosi vietas, į kažkokias senvagės, kur žino, kad yra ten tų žuvų. Ir priklausomai nuo metų, nuo kažkokių tų klimatinių sąlygų gali tas vietas keisti, jeigu kažkur nebelieka maisto. O artimoji lizdavietės aplinkoje, kažkokios šlapios vietos, pelkės, jos turi reikšmę, gandras prie tokių vietų šliejasi. Ir tai gali būti pelkių salos, kažkokie pelkių pusiasaliai, apypelkiai arba šiaip drėgni šlapi miškai. Tokiuose pietų Lietuvos pušynuose, sausesniuose, tai yra ar rytų Lietuvos pušynuose, tai galbūt retesnis paukštis, nes sausam tokia miškiais jis jau mažiau būna. Kaip atrodo jo migracija? Kaip jo visas, sakykime, metų laikas, tas ciklas? Kada išsiskrenda, kada grįžta? Paprastai pasirodo gandrai, šiaip literatūra rašydavo, kad balandžio pradžioj, bet dabar, kadangi tos žiemos silpnesnės arba visai nėra žiemų, tai jau kovo pabaigoje, kovo vidury net gali gandrai pasirodyti pas mus. Jau į lizdavietę sugrįžta pirmosios poros, aišku, kai kurie vėliau grįžta. Ir tada priklausomai nuo sezono, koks tai yra oras, kokios tai oro sąlygos, jie pradeda perėti iš karto arba truputį vėliau, kaip rodo šių metų pavasaris, tai dalis paukščių anksčiau pradėjo perėti, nes buvo labai sušilę, paskui atvėso ir
kai kurios poros panašu, kad galbūt tada visai nebeperėjo, nes nesuvėlavo galbūt iš pradžių ir tas oras jas sutrikdė, tas užėjęs šaltis. Skrenda gandrai vis tiek migruoja į Afriką, o įskridinėja jie jau kažkur, kai užaugina jauniklius, tai tas būna rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje, sakykime, labiau rugpjūčio jau pradeda skristi. Tai kad tai orai ilgiau būna šiltesni arba vėliau užauga jaunikliai, gali ir truputį vėliau išskristi, bet faktiškai tada skrenda į tą Afriką, ten į Vidurinę Afriką kažkur. Jau už Sacharos, už pusiaujo, sakykime, ten žiemoja paprastai. Ar jie taip pat kaip baltieji gandrai susibūrė į vieną vietą ir kartu skrenda? Tokių didelių būrių nesudaro tokių didelių būrių. O gali būti po kelis paukščius gali skristi, sakykime, arba gali ir pavieniui, arba būrelis nedidelis, po kelis paukščius gali skristi. Ir vėlgi tyrimais buvo žiedavimo tyrimais, siųstuvais įvairiais nustatyta, kad nemažai užžūsta jau pirmais metais, sakykime, toj migracijos tam kely ir žiemojimo vietose tam tikrą procentas iki kokių 20, gali net virš 10% tikrai tų jau pirmamečių paukščių jau žūsta iš karto. Bet dėl kokių priežasčių? Tiesiog įvairiausios gali ir kažkur, sakykime, tampa maisto šaltiniu kažkokiu plėšrūnu, arba ten toj pačioje Afrikoje, reiškia, yra kas juos medžioja, kas sakykime, ir ką ir dabar matom, ir šiemet matom, kad gandrai žūsta. Čia pas mus Lietuvoje dar net neišaugę ir iš lizdų neišėję. Sakysim, įvairaus amžiaus jaunikliai gali tapti grobiu, sakysim, kokios nors kiaunės gali išnešti iš lizdo kiaušinius, ar ką tik išsiritusius jaunikliukus, sakysim, tokius ūgtelėjusius gandriukus gali vištnagis išnešti iš lizdo. Visai stambius gandrus, jau beveik užaugusius jaunus gandrus, gali koks nors tas pasjūrinis erelis, arba tiesiog oro sąlygos. Tiesiog gali būti taip, kad dėl kokią savaitę užklupus dideliai liūčiai, savaitę laiko lyjant, tiesiog trūksta maisto, gali paukščiai, sakykime, kokie ir iš bado žūti jauni paukščiai, ir tas pati lizdavietė gali būti paveikta kažkokių oro sąlygų, lizdas gali iškristi, visų kitų atveju pasitaiko. Taip, kad nėra, kad kiekviena pora, kiekvienais metais sėkmingai užaugintų jauniklius, kiekviena, sakykime, perinti pora. Dar ką matom, kad yra tokia situacija, kad yra, sakykime, saugomos lizdavietės, žinomos lizdavietės, lankomos paukščių, bet kažkodėl tai nesėkmingai ten paukščiai arba neperi, arba neišperi jauniklių. Tai vėlgi gali būti ta priežastis, kad ten galbūt likęs tik vienas poros narys kažkoks, kad, grubiai tariant, yra saugomos lizdavietės, yra lizdai žinomi, geros ganėtinai būklės, bet jie neužimami arba tik lankomi, tai manom, kad trūksta kažkur paukščių, pačių paukščių mažiau yra. Sakysim, kiek jų galėtų būti ir kiek yra iš tikrųjų, nes kadangi gandrai bręsta 5 metus, tai per tuos 5 metus dar visokių atsitinka dalykų, ne kiekvienais metais išperi. Rezultate, sakykime, nėra tos papildymo populiacijos, nėra tų paukščių, kurie galėtų papildyti, atsitikus kažkokiam tai trūkumui. Tai tos 5 metus jie ką veikia? Jie bastosi ar... Tiesiog reiškia, jie kažkur gali, sakysim, apsiskraido, gal jie net ne Lietuvoje gali būti, jie gali, sakykim, leisti laiką kažkokiuose kaiminėse kraštuose, šalyse, sakysim, toj pačioj kokie nors, gali būti Lietuvoje, gali būti ne Lietuvoje. Tokie gali sudaryti nedidelius būrelius. Kadangi tas slaptesnis paukštis, mes to juodo gandro labiau nematom, tai iliustruoja panašų vaizdą baltieji gandrai, kada jie būreliais laikosi ir žmonės galvoja, kad blogi metai gandrai neperi, o ten tiesiog yra jauni paukščiai, kurie dar neturėtų perėti. Tiesiog jie laikosi būreliais tokiais ir jie leidžia laiką. Jaunimas. Jo, jaunimas. Ir sakykim, žiedavimas padeda tą nustatyti labai, ir dabar dėdami į gandram tokie stambesni žiedai, kurias galima perskaityti, sakysim, su monoklio žiūronų pagalba, patogiai paukščiai kažkur tupint, nes ilgos kojas ir žiedas matosi. Ir šiemet vienas buvo toks atvejis, kur miškininkai pasidalino perinčių gandrų žieduotų ir buvo paskui paaiškėjo, kad tas gandras yra, tarkim, lenkiškas paukštis perintis kažkur vidurio Lietuvoje, atskridęs iš Lenkijos, Lenkijoje lizdė pažieduotas kaip jauniklis. Bet pasirinko perėjimui Lietuvą, tai reiškia, kažkiek nuklysti gali, nors turim ir kitų pavyzdžių, kada žieduoti gandrai, žieduoti tam pačiam lizde, žieduotas paukštis, paskui tam pačiam lizde po 9 metų perėjo jau kaip suaugęs paukštis. Tai reiškia, grįžo į tą patį lizdą, kuriame pats kažkada išaugo. Ir kiek laiko gali gyventi gandras? Gandras, jeigu jam pasiseka ir
ir sąlygos geros ir jisai sveikas lieka ir niekas jam neatsitinka, tai vėlgi tais pačiais žydavimo duomenimis yra fiksuoti atvejai, vat gandro išgyvenimo 26 metus, pavyzdžiui, vat yra fiksuotas vienas paukštis, žinau, dar daugiau panašių atvejų. Tai tokie 30 metų galbūt ribą gali siekti, bet tai vėlgi bus matyti pavieniai paukščiai. Ir jie yra monogamai, taip? Paprastai yra monogamai, sudaro pastovės poras, bet būna visokie atvejai, ką iliustruoja ir visokios prie lizdų dabar statomos kameros, kada esant sėkmingai porai, kurie net kiaušinius sudėjusiai porai, atskrenda dar vienas paukštis į lizdą, pradeda ten šeimininkauti, bando kažką atmušti, sakykime, iš poros narių, arba tą patį mes matome ir su baltaisiais gandrais, ką žmogus šalia gali matyti, kad sako, atskrido gandrai, kiaušinius išmėtė, kad čia blogi metai bus, o čia ne dėl metų blogumo, tiesiog atskrido kitas paukštis. Jis išmėtė svetimus kiaušinius. Pabandė savo kažkokias teisės pareikšti į šitą lizdą ir taip atsitiko. Va. Tai čia nenumetų esmė. Šiaip gandras dėl blogų metų kiaušinių iš lizdo šiaip nemėtų. Jeigu yra kažkoks jauniklis, silpnas tokį gali išmėsti, kur mato, kad jis jau maisto nebelesa ir nebeprašo ir toks guli tik tai. Vėlgi tų pačių kameroje duomenimis tas yra fiksuota, stebėta, kad paukštis tiesiog tokį pašalina suaugęs paukštis tokį jauną, jau nebe perspektyvų jauniklį iš lizdo pašalina ir tada galima tokius rasti jauniklius iškritusius. Dar dėl įvairių oro sąlygų ir kitų sąlygų gali būti kažkokios ir infekcijos, ir lygos įvairios, kada paukščiai gali susirgti ir neišgyventi. Žodžiu, daug tų priežasčių. Jeigu visi sėkmingai užaugtų ir išgyventų, tai kur jie visi tilptų, tai vėlgi yra. Gamtoje tie dėsniai yra savi labai. Išmatėlių kaip ir nėra daug. Yra. Lizdas užimtas. Yra, matot, išmato. Nėra labai jų daug, nes ne visas ant žemės nukrenta. Gali būti tik vienas jauniklis. Matot, ypatingas toks įdomus medis. Jo. Kuomet reiškia, yra kažkokie šonės šakos, įsišakojimas, tokia laja kreiva. Ir gandras yra panaudojęs šitą vietą lizdui. Krauna iš tokių stambesnių šakų. Tada sluoksnių kloja samanų. Tada keliais metais vėl atskrenda jo, vėl krauna šakas, vėl deda samanas. Ir tada pagal tas samanas sukrautas, jeigu, pavyzdžiui, net ir jeigu lizdas tik trumpai buvo užimtas, bet jis buvo suklotas, tipiškas tas jau žiedas iš šakų ir sudėtos samanėlės žalios. Tai mes net vasaros vidury galim pasakyti, ar net rudeniop, kad gandrai buvo lizdą užėmę, pavyzdžiui, neperėjo. O jeigu perėjo, jeigu užauga jaunikliai, tada jau lizdas būna nuterštas daug išmatėliam tom baltom. Ir tada jau, reiškia, tų baltų, tų žalių samanų jau nebesimato. Pakelsim droną, pažiūrėsim iš viršaus, kas atrodo kaip. O šiuo metu dar turėtų būti gandriukai, taip? O šiuo metu, jeigu normalus perėjimas, tai jaunikliai tokie jau didokiai. Jeigu jis šiek tiek suvėlavęs, nes šis pavasaris buvo toks keistas, kad buvo iš pradžių šilta, paskui oras atvėso. Tai vieni paukščiai perėjo anksčiau, kiti truputį vėliau. Kažkas visai neperėjo. Tai įvairių jauniklių matom ir didesnių, ir mažesnių. O tie, kurie visai, pavyzdžiui, neperėjo, tai visai tų jauniklių daug kur nėra. Aišku, gandrai dabar ar yra jauniklis, ar nėra jauniklio, jie vis tiek ryte skrenda maitintis kažkur po nakties. Maistą žiūrėti. Anksčiau droną nenaudojom, tai būdavo daug klausimų, likdavo neatsakytų. Be drono, ne? Ateini ir dabar pasakyk, kokia situacija. Arba turi labai ilgai laukti, kol atskris paukščio, nes paprastai, jeigu yra jaunikliai, suaugęs paukštis atskrenda atneša maistą. Ir tada jaunikliai atsistoja, prašo to maisto ir gali žinoti, kiek jų yra. Dabar matom, kad lizdas yra tuščias, jauniklių nėra. Bet jie buvo. Kad jie galbūt labai ankstyvi buvo. Galėjo būti labai ankstyvas koks jauniklis ir jau būti įskridęs šiuo metu. Paprastai Liepos vidury, pradžioje vidury jau jie kartais, jeigu labai ankstyvi, gali lizdą ir palikti. Dažniau būna iki rugpjūčio pradžios kitą kartą. Atskrenda į lizdą nakvoti. Bet lyginant su pernai metais, kad čia iš vis nebuvo jokio perėjimo, tai šiemet matom, kad jis vykęs, buvęs.
Nes lizdas pūkuotas, lizdas nukrautas vat krašteliai naujai neštom šakom, tada yra samanų, bet samanas nėra labai žalios, nutryptos. Šiek tiek apteršta, tai dar pažiūrėsim ant žemės, gal netyčia rasim kokių dar įrodymų, gal čia kažkas kur nors guli. Šiame tų yra žuvusių gandriukų kai kur. O kiek dažniausiai gandriukų turi Nu tai pora? dažniausiai būna 2-3, šiaip jau, o gali būti kartais tik vienas, jeigu blogi metai. Arba rekordiškai gali būti 5. Tai kokie šie metai yra? Nu, dar nesam suvedę kažkokių rezultatų, tai iš to, kas dabar matosi, tai po 2, po 3 gandriukus. Tai nėra labai blogai. Nu, kiek iš savo patirties, to kolegam čia dar nesam aptarę. Taip. Tai visų kažkokių neturiu dar, nežinau, bet O bandai kokiu suprast. dažnumu maitina vaikus? Nu, tai vis tiek kas kelis kartus per dieną, nes faktiškai, jeigu gandras priryjėtų, o paskui atryja tą maistą, tai jis atskrenda, atneša maisto, atryja ir vėl tada gandriukai gali kurį laiką savo ramiai neturėti maisto. Nu, va, reikia apsidairyti. Būna, kad kažkas, sakysim, aišku, jeigu tą gandriuką kažkas išnešė, koks plėšrūnas, tai mes jau čia nerasim. Jeigu jis šiaip kažkur žuvo, tai mes jį galim čia pamatyti. Čia lūkšto fragmentas kažkoks, aiškiai, gandrovo. Baltas kiaušinis, baltos spalvos. Tai čia, sakysim, dabar iš tokio pasakyti. Ar čia buvo, ar ne? Ar čia buvo, ar nebuvo, dar negali čia iš tokio fragmentėlio. Kartais būna randam ir visą kiaušinį. Būna tie neužperėti. Išmesta, neišperėta? Jo, tokį neapvaisinti, tie vadinami neapvaisinti kiaušiniai, kurios paukščiai ten kartais specialiai jų nemeta, bet jis kartais taip išlizdavo, tai iškrenta. Ten bebūnant lizdę paukščiukam, jaunikliam ar paukščių lizdą tvarkant, esu radęs, va taip ir ne vieną kartą, kad kiaušinis iškritęs, į dumblą va taip įkritęs, įsmigęs ir nesudūžęs net sveikas. Tai va tokius Ivanausko muziejų vežam į fondus, atiduodam, nes jiems reikia ir dėl matmenų, ir šiaip dėl kūną dengiančius, bet va stambių plunksnų, arba jeigu būtų jauniklis koks sudraskytas, tai matytumėm tokių pusiau neužaugusių plunksnų, dar nesusiformavusių galėtume pamatyti, bet tai čia, nu ką. Tiesiog vaizdas, kad lizdas užimtas, perėjimas buvo arba nebuvo, bet, reiškia, jauniklių nėra. O tokia ta situacija šito lizdo. O briedis tikrai apsilanko. Briedžio būta. Ja. Nu, žodžiu. Kai būna galimybės, tai gerai būtų, 2 kartus pasižiūrėti kažkur, sakykime, pavasarį gandrų negalim baidyti, kada jie pradeda perėti, jų netrikdom. Bet kada maži jaunikliukai, kokį ten birželio kažkada pradžioj, ar birželio vidury jau galima pasižiūrėti, kokia yra situacija. Nes būna taip, kad paukščiai lizdą užima iš pavasario, sakykime, bando netgi perėti, o atėjus Liepos vidury galima rasti dilgėlių priaugusi pilną lizdą dilgėlių, nes ten yra labai trašita vieta, pritrešta paukščių išmetėlių, tai net neatrodytų, net nepagalvotum, kad pavasarį jie ten bandė perėti. Va, tokia įdomi būna kartais situacija. Ir jeigu būna miškininkai tikrina, ar kas kiti sako, tai čia lizdas apleistas, neužimtas, dilgėlės auga, avietės ten kokios želė. Ir reiškia, paukščiai šito lizdo jau senai ne, o iš tikrųjų, pavyzdžiui, net pavasarį gal net bandė perėti. Bet lietus, sakykime, tą po lizdu, tas liekanas iš matėlių nuplauna, pavyzdžiui, kaip šiemet labai lyja smarkiai. Tai po visų lietų, jeigu mes dabar ateinam, randam gerai taip nuterštą apačią, tai vis tiek aišku, kad čia jauniklis, jeigu ir dingo, tai labai vėlam stovi. Žodžiu, neseniai. Labai neseniai jis čia dingo, tai arba jau užaugt spėjo, arba jam kažkas padėjo dingti. Iš to lizdo, bet padėjo taip, kad nematom nieko ant žemės. Tai galėjo nusinešti jį? Jo, tiesiog būna atskrenda. Mažesnius jauniklius gali vištvanagis užpulti, išnešti. Kai jie dar maži balti, tokie dar ne taip labai dideli. O didesnius, kaip matom jau iš kitų atvejų, kad ir jūrinis erelis gali iš lizdo išnešti didesnius jauniklius. Būna patys iškrenta.
Ir kokią būtent, sakykime, ekologinę funkciją atlieka gandras? Nu, kokia ekologinė. Nu, kaip sakyt, anksčiau, nu, gal ir dabar dar tas yra išlikę, tai ypač miškininkų tarpe tai yra tas paukštis, kuris, nu, visi pažįsta, lengvai atpažįstamas, toks, nu, žmonių gerbiamas, sakykime, jeigu baltasis, tai daugiau vat, kaimo žmonių gerbiamas visada buvo, kaip sakyt, sodybos, kaip pageidaujamas kaimynas sodyboje kažkur, tai juodasis gandras vis laik buvo kaip ir miškininkų toks mylimas, globojamas, nu, mes turim juodą gandrą, tai čia jau labai kažkas ypatingo. Truputį viskas apsivertė, kada atsirado ir privatus miškai, žmonės pradėjo labiau žiūrėti pelnų, siekti kažkokių, ir tada kažkiek tas požiūris bando keistis lyg tai, nesinorėtųsi to, nes, nu, kažkaip, o šiaip tai yra, kaip galima vadinti, kaip skėtinė rūšis, jeigu kažkuriam miško sklype sena miške perjuodasis gandras, nu, tai tą mišką galim dažnai laikyti jau kažkokie panašiu į sengirę, kad ten yra jau ir senų medžių, nes bet koks medis gandrų lizdą neišlaiko. Tai jau yra ženklas, kad jeigu gyvena juodasis gandras, sėkmingai perintas, tas miškas ar jau kažkoks tai plotelis yra labai vertingas ir neturėtų būti iškertamas, reiškia, turėtų būti saugomas. Ar buvo toks atvejis, kuris, sakykime, šokiravo? Ne, dažnai gandrai nustebina, galbūt kita prasme, esu tokių radęs lizdų, kur nesitikė gandro, kur ateini prie lizdo berže sukrauto, nu, tuo metu galvojau, kad tai arba suopė, arba višnagio lizdas. Kai paskui paaiškėjo, tai buvo višnagio lizdas ir atėjus tikrint šito lizdą sezono metu, va tokiu metu kaip dabar, sakykime, birželio, dabar, birželio Liepos sandūroj, ateini prie lizdo ir tokiam labai tankių šakų apsuptame lizde, iš to tikėtino plėšaus paukščio staiga atsistoja juodojo gandro du jaunikliai. Va, ir tada supranti, kad reiškia gandras ne tik tai tokius tipiškus lizdus užima, kurie yra ten polaje, ant šoninių šakų, toliau nuo kamieno, klasikiniai tokie lizdai, vat, charakteringi juodajam gandrui. O čia staiga, reiškia, paukštis gali užimti ir netipiškus savo lizdus, nes faktiškai ekologiškai tai labai artimi paukščiai yra pagal savo buveinės juodasis gandras ir vištvanagis. Nors vištvanagis ir plėšikauja gandro lizduose, bet, sakykime, jie kartais net lizdais pasikeičia, viens kito lizdą gali užimti. Nes užima panašius medynus, panašias vietas, sakykime, miško gilumoje labiau. Tai va, tas toks gal nustebino, o kažkokio, nu, visada stebino, kai 5 jaunikliai atsistoja, kur va, irgi buvo situacija, 3 jaunikliai stovėjo lizde, dar tada jokio drono nenaudojau, reiškia, 3 jaunikliai, sėkmingas perėjimas, viskas tvarko, čia lizdas pelkiai tokiai, einu gretimų lizdą žiūrėti, grįžtu pro tą patį pirmą lizdą ir vakarėje, taip sakyt, tas laikas geras toks, kad jau prieš laukia matyti jauniklį dar maisto atskrendant, atnešant suaugusių paukščių ir tada aš jau aiškiai pamatau, kad ten tam lizde, kur prieš tai, tu skaičiau, 3 stovi 5 jaunikliai. Nu, va, tai reiškia, kartais tos kantrybės reikia daugiau, kad įsiaiškinti, kiek vis tik, jeigu rūpi aiškumą, turėjot žinoti, kiek yra jauniklių. Tai va, pats įtaikė momentas, kur va, buvo galima ir neįvertinti iki galo, sakysim. Tai tas irgi, nu, visada stebina tokios gausios dėtis, ypač kai netoli višnagis dar peri, kad gandras sugeba išauginti 5 jauniklius, sėkmingai, pavadinkim, jau iki suaugusių beveik prieš pat išskrendant. Nu, ir visada kiekvienas naujai rastas lizdas juodo gandro, jis visada nudžiugina savotiškai, nes tai yra toks jau kaip ir savo šventė tam tikra. Nes tas gandras kažkaip nuo vaikystės toks labai imponuoja, tas juodasis gandras toks kaip seno miško gyventojas, kažkoks ypatingas jis yra. Jis toks pats savo charakteriu savybėm slaptas, tai vat, kai jį randi, tai toks būna, nu, dar, kaip sako, išgelbėti tą lizdą, pavadinkim, išsaugoja jau nuo kirtimo. Ar jis turi kažkokį ypatingą charakterį, ar ne? Nu, yra labai atsargus paukštis, pavyzdžiui, jis gali kažkur miške ten link kažkokį lizdą eini, jis gali virš galvos praskristi, apsižvalgyti, pamatyti, kad kažkas vyksta, reiškia, tada į lizdą neskristi, nesileisti. Va, toks, nu, gana atsargus. Aišku, čia va prie Vilniaus, kur gyvena ten gandrai vienai vietai, tai jie, pavyzdžiui, kad žmonės ir mato, kad net labai anksti atskrenda maitintis į kažkokią kūdrą netoliese, tarkim, jau ten kokie 5-6 ryto, tai dar žmonės miega ir tų gandrų nemato, sugeba net prisitaikyti prie tam tikrų sąlygų, kad nes ten dienos metu jau neskrisi, ten žmonės, reiškia, tai va paukščiai irgi nutaikosi, jie, sakysim, ir prie tų miestų kažkiek, ir Vilniaus tose pakraščiuose, ir kitų galbūt didmiesčių pakraščiuose dar to seno miško, kur likę. Jų yra šitų paukščių.
Aišku, jis jau tikrai gal kažkaip į miestus jau nesikels gyventi, matyt, nu, ne tas paukštis. Taip. Tai va, tai tą turim suprasti, kad jį reikia saugoti tokį, koks jis yra, o ne bandyti pakeisti. Nes, nu, kol bandysim jį pakeisti, jis gali jau visai, kaip sako, praretėti jo. Nu, nenorėtų sakyti, nu, išliks, aš manau, niekur jis nedings, bet labai gali gausa sumažėti tiesiog. O ką kiekvienas iš mūsų, sakykime, ta plačioji visuomenė turėtų, kaip galėtų prisidėti prie gandro išsaugojimo? Nu, tai tas prisidėti, tai iš esmės, nu, nesakysiu dabar, kad visi eikim į miškus, ieškokim lizdų. Bet jeigu vat, kažkur randam kažkokį žinomą gandrą perinti, žinom, kad tai yra lizdas kažkur, sakykime, mūsų aplinkoje. Galbūt jis nėra žinomas kitom organizacijom, kurios rūpinasi apsaugą. Galbūt reikėtų tą lizdą, reiškia, įvesti į saugomų rūšių informacinę sistemą. Vat, padaryti 2 nuotraukas iš saugaus atstumo ir suvesti tos duomenys su koordinatėmis. Tai vat, tokiu būdu jau mes užtikrinsim bent jau tas vietos apsaugą, kad ten nebūtų atliktas kažkoks kirtimas. Aišku, švietimas visada padeda, nes net ir, vat, sakykime, tie patys privačių miškų savininkai, kad net ir valstybinių miškų, kad, nu, jie turėtų, labiau, ta prasme, suvokti, rūpintis, kad tai vis tik labai svarbi rūšis, svarbus paukštis ir sakysim, kad saugodamas gandrą, gandro lizdą, tikrai, kaip ir prieš tai sakiau, saugai ne tik šitą paukštį, o saugai didesnį plotą, sveiką mišką kažkokį ekologiškai, nuo to mums visiems, kaip sakyti, kaip visuomeniai. Tik geriau sakyčiau, nes to ką matom, reiškia, nes tų tokių labiausiai sengirės atitinkančių miškų Lietuvoje tikrai nėra daug ir būtų gerai, kad jų nemažėtų, kad bent jau tie likučiai dar išliktų. Ačiū, kad klausėtės Sparnuotų pokalbių. Girdėjote pokalbį ir pasivaikščiojimą su ornitologu Sauliu Skuja bei juodojo gandro garsus. Kviečiu sekti Lietuvos ornitologų draugijos naujienas www.birdlife.lt ir Facebook bei Instagram paskyrose. O jeigu šis pasakojimas buvo įdomus, spauskite patinka ir prenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte kitų laidų. Iki kitų susitikimų gamtoje.